Sveiki visi. Sveikinuosi su jumis prisijungusiais ir prisijungusiamis šiandieną prie mūsų diskusijos, ko nemoko mokykloje LGBT+ temos lytiškumo ugdyme. Džiaugiamės, kad turite laiko šį karštą rytmetį tokiai svarbiai ir plačiai temai. Ir tai yra trečioji iš 3 diskusijų, kurias Lietuvos žmogaus teisių centras organizuoja kartu su įvairovės ir edukacijos namais. Ši 3 diskusijų serija būtent ir gilinosi, narpliojo, diskutavo apie įvairiausius lytiškumo ugdymo temos aspektus. Tai jeigu jums būtų įdomu dar šiek tiek giliau panagrinėti tą temą ir praleidote diskusijas prieš tai jų įrašus galite rasti tiek Lietuvos žmogaus teisių centro, tiek įvairovės ir edukacijos namų Facebooko puslapiuose. Na, o šiandien aš esu čia su 4 pašnekovais, kuriuos noriu jums trumpai pristatyti prieš šokant į pačią diskusiją. Tai su mumis kartu yra įvairovės ir edukacijos namų advokacijos koordinatorė Rūta Pučaitė. Labas, Rūta. Sveiki. Taip pat jaunimo linijos Vilniaus padalinio vadovė Alvyda Šinušaitė. Sveiki, Alvyda. Labas. Vilniaus universiteto LGBT+ grupės valdybos pirmininkas Prieglius Žuklys. Labas, Priegliu. Labas, sveikas. Ir iniciatyvos Išgirsti komandos narė, psichologė Grytė Ruzgė. Sveiki, Grytė. Sveiki. Aš esu Agnė Pakšytė, esu projektų vadovė Lietuvos žmogaus teisių centre, o šiandieną šio pokalbio moderatorė. Ir prieš pradedant temą noriu paraginti, paskatinti visus žiūrovus ir klausytojus užduoti mums klausimus komentarų skiltyje. Mūsų tikslas yra kuo interaktyvesnė ir kuo labiau poreikius atliepinti diskusiją, todėl labai kviečiame ir laukiame jūsų komentarų, pastebėjimų, nuomonių, įžvalgų, galbūt kažkokių šaltinių, kurie kyla į galvą komentarų skiltyje. Aš ją vis užmesiu akį ir mielai jūsų klausimus įgarsinsiu pašnekovams. Na ir tuomet manau, kad nieko nebelaukdami galime pradėti, bent šiek tiek paviršiumi prisiliesti prie šitos temos, nes iš tiesų man atrodo, kad tema yra be galo kompleksiška, be galo plati, turinti labai daug įvairiausių niuansų ir viena diskusija matyti tik tiek daug gali tuos niuansus atliepti. Bet mano pats pirmasis klausimas, kurį visų pirma galbūt noriu užduoti Alvydai, bet taip pat ir visų kitų pašnekovų nuomonės būtų svarbios ir labai įdomios. Tai klausimas toksai pradžiai bendras. Mes iš tiesų, man atrodo, retai galvojame apie mokyklą iš tos LGBT+ perspektyvos, retai galvojame apie tai, kad kažkaip žiūrime į vaikus galbūt kaip tokį monolitą, vaikai kaip grupė, visi tarsi viename katile, nors iš tiesų vaikai irgi yra labai labai skirtingi ir ateina su savo skirtingomis tapatybėmis, charakteriais, bruožais ir taip toliau. Tai mano pirmas klausimas yra, kaip mokyklos patirtis skiriasi apskritai bendrai LGBT+ vaikams ir jaunuoliams? Galvoju, negalėčiau, aišku, remtis kažkokiais statistiniais duomenimis ir apklausa, tikrai kitos organizacijos atlieka šitą puikų darbą, bet kai mes kalbam apie emocinę sveikatą vaikų, ir kokie tie skirtumai, tai yra svarbu suprasti, kad vaikai ir taip susiduria su daug visokiausių iššūkių. Mokyklose nepaslaptis, kad yra nemažai patyčių, kurios vyksta ir kad, kai tu esi jaunas žmogus, bręstantis žmogus, nori pritapti, nori rasti savo kažkokios bendruomenės ar tų jaunuolių, su kuriais gali būti. Ir kai aplinka nėra saugi, tai natūralu, jog tada gali būti baisu būti savimi šitoj bendruomenėj, šitoj mokyklose, visuomeniai norėjau sakyti.
tarp mokinių, tarp mokytojų, tiesiog būti savimi ir jausti saugiau. Ir ką mes pastebim, kad pas mus, kai kreipiasi jaunuoliai, tai ir yra tasai, ne tik yra ta tapatumo paieška, mano kaip seksualinės orientacijos, net ir tos lyties tapatumo, kas aš esu per žmogus, bet šalia tada eina ir nemažai to tokio svorio apie aplinkinio reakciją, kuo dalinasi. Ir netgi mes jaunimo linijai manom, kad pas mus per mažai galbūt kreipiasi šitie LGBT jaunuoliai, nes galvojam, kad gali būti, nepaisant to, kiek mes darom, ar dirbam, ar kalbam, ar dalyvaujam akcijose, kuriuose visai natūralu, jo gali būti neramu ir irgi sunku pasitikėti, ar tikrai manęs čia nestums ir aš tikrai galėsiu kalbėtis apie tai, kas aš esu, kaip aš esu, kas man rūpi, kokie man klausimai kyla. Tai, o kad šita tema svarbi, seksualumo, intimumo, tai neretai rodo ir tada, kai vaikai tiesiog skambina pažaisti ir iškelia, būtent aš čia gėjus, tai ką man dabar daryti. Natūralu, kad tai yra svarbu, kad apie tai norisi kalbėti, norisi suprasti save. Ir atrodo, kad tada, jeigu mokykloje nėra saugios erdvės, tai reiškia, aš turiu kažkur kitur eiti atlikti šitą darbą. Ir nebūtinai yra šitą saugią erdvę kažkur kitur. Jeigu pasiseks, bet gali ir nepasisekti. Ačiū, Alvyda. Gryte, jums tada norėčiau peradresuoti tą patį klausimą apie tai, kokia yra LGBT jaunuolių patirtis mokykloje, bet taip pat noriu ir paprašyti galbūt šiek tiek padetalizuoti, praplėsti, papasakoti, kas yra išgirsti arba išgirsti, nesu tikra, koks būtų tas oficialusis kirčiavimas, iniciatyva. Iš tiesų, tai gal apie išgirsti iniciatyvą ne aš turėčiau taip plačiai pasakoti, nes aš ten daugiausia viena veikla taip užsiemu, tai yra pagalba, psichologinės pagalbos teikimu, bet šiaip šitą iniciatyvą visai daug apima. Tai yra ir informacijos skleidimas, yra visas informacinis puslapis, kur tikrai galima rasti ir patiems LGBT žmonėms, ir jų artimiesiems, ir žmonėm, kurie dirba su jais informacijos. Ir ten yra dar daug visokių kitų gražių projektų, kurie sukasi aplink. Bet ta dalis, kur aš daugiausiai dalyvauju, tai yra būtent psichologinė ir emocinė pagalba. Aš pati moderuoju kartu su kolega Augustu Čičeliu grupę tėvams, kurių vaikai yra LGBT, tėvams ir kitiems artimiesiams. Taip pat tai gali būti ir globėjai, ir seneliai, ir broliai, seserys, tetos ir dėdės. Bet kartais, kai trumpinam, tai sakom tėvams. Ir šita grupė labai aktuali, panašu, kad nes tėvams taip pat prireikia pagalbos, kai jie sužino apie savo vaikų orientaciją arba tapatybę. Ir taip pat ir individualiai konsultuoju, ir šiuo metu nevyksta, bet karts nuo karto vyksta ir psichologinės pagalbos grupės LGBT asmenims. Tai šiuo metu mano LGBT klientų yra maždaug apie 75%. Tai visai tikrai nemažai dirbu su šią grupę ir dalis jų yra paaugliai, nedidelė dalis. Dažniau ateina suaugę, tiksliau aš ir daugiau orientuojuosi į darbą su suaugusiais. Tačiau apie patirtis mokykloje turbūt galiu pasakyti tiek iš paauglių pusės, tiek ir iš tų žmonių, kurie jau suaugę. Ir retas LGBT asmuo, kuris kažkaip mokykloje neišsineša iš mokyklos tam tikrų traumų susijusių su savo tapatybė. Ir nepriklausomai nuo to, ar jis atsiskleidžia ar neatsiskleidžia. Gal yra kelios mokyklos Vilniuje, kur dažniausiai kažkaip ten ramiau ir atviriau yra kalbama ir mažiau bent jau, ar iš vis gal nėra, bet karts nuo karto vis tiek pasitaiko patyčių šią temą. O visur kitur, tai, neretai, kiek jau man bent žinoma, tai nėra gera situacija. Ir
tos traumos ateina ne tik iš to, kad bendramžiai tyčiojasi. Ar kalba, pavyzdžiui, net jeigu žmogus yra neatsiskleidęs, bet jam nuolat tenka girdėti kažkokius komentarus, juokelius, ar kaip iš kitų yra tyčiojamasi žmonių, bet labai ir iš to, ką mokytojai leidžia savo pasakyti. Ir tą galbūt net labiau daugelis išsineša mokytojų neigiamus komentarus, nes vis tiek į mokytojus yra žiūrima kaip į tam tikras jau tokias figūras, kurie lyg ir turėtų būti teisūs. Ir ypač turbūt, kiek čia mano irgi asmeninis pastebėjimas, negaliu nieko pasakyti apie statistiką, bet tiesiog iš to, ką girdžiu, ypač tie vaikai, kurie mokėsi katalikiškose mokyklose, irgi tokių nemažai tenka sutikti. Jie labai daug atsineša neigiamų komentarų išgirstų iš mokytojų. Ir tai visą laiką, tie paaugliai ir vaikai taip pat, jie jaučiasi, lyg jie kažkaip nepriklausytų čia šitai bendruomeniai ir kažkur linkę, arba linkę galbūt atvirai kalbėti ir sulaukti tada atviros agresijos ir fizinio smurto taip pat, ne tik emocinio, arba jie linkę nekalbėti, bet tada būtų tokioj izoliacijai. Tai yra patys su savim ir net jeigu yra draugų, tai tarkim, tie draugai yra tolimesni, nes vis tiek tu nekalbė apie kažkokius dalykus, kurie tau labai aktualūs. Tai mes galim įsivaizduoti, ar ne, pavyzdžiui, kai prasideda laikas, kai vaikai, paaugliai pradeda kurti romantinius santykius arba kalbėti apie tai, ar ne, ir ten draugai, pavyzdžiui, jie ten kažkaip diskutuoja kalbą, o jeigu paauglys priskiria save LGBT spektrui, jisai gali tiesiog tylėti apie tai, arba kurti istorijas, arba bandyti kažkaip pritapti, bandyti irgi kurti tos santykius nesėkmingai. Tai turbūt maždaug taip viskas atrodo. Ačiū. Priegliau būtų įdomu labai ir iš tavęs išgirsti tiek apie VU LGBT grupę ir jūsų veiklą, tiek apie tai, kaip iš tavo perspektyvos atrodo, ar galbūt iš pačios LGBT grupės veiklos, ką matote apie tai, kokias patirtis jaunuoliai atsineša iš mokyklos ateidami į universiteto aplinką. Iš tikrųjų, man atrodo, kad labai toks liūdnas, bet geras žodis apibūdint bent jau mokyklą ir LGBT, tai turbūt yra tiesiog tyla, nes dažniausiai šią temą tiesiog nėra kalbama, arba dažnai manoma, kad ji nėra svarbi, arba yra nesmagu kalbėti, arba žmonės turi kažkokias kitokias nuomonės, bet ir pats save prisimindamas mokykloje ir žinodamas iš kitų patirčių, manau, kad jaunam žmogui labai svarbu tiesiog suaugusiojo, tokio autoritetingo žmogaus rasti atsakymus iš tiesiog suaugusio žmogaus lūpose, kad tai tiesiog padrąsinimo ar nuraminimo, pasakymo, kad viskas yra gerai, viskas yra normalu, nes dažnai situacija, kad ir šeimose su tėvais atsiskleidimu būna dažnai sudėtinga ir mokykla galėtų būti ta tokia saugi erdvė, kur jaunuoliai gali rasti kažkokį palaikymą. Kalbant apie universiteto LGBT plus grupę, tai iš tikrųjų daug žmonių, daug mūsų narių, kurie ateina studijuoti iš įvairių mokyklų, tai iš tikrųjų dažniausiai tiesiog stebisi vien jau tokios organizacijos egzistavimu, nes nors ir įsikūrėme prieš 3 metus, bet buvome vieni pirmųjų tokių organizacijų, tiesiog šiek tiek pramušėme tą tylą, nors labiau dirbame su studentais ir universiteto aplinka, bet vis tiek trūksta tokių bendruomenių, kur galėtų jauni žmonės rasti žmonių su panašiamis patirtimis ar tiesiog rasti tokį susikurti tokį saugų savo burbulą. Ir man visada įstrigę tokie skaičiai. Čia buvo viena apklausa Amerikoje, tai aišku,
gal apklausos gal nėra visada toks visiškai absoliutus dalykas, kurio galima pasitikėti, bet pagal tą apklausą ten 18-23 metų amžiaus grupėje jaunesni nebuvo apklausti, bet nuo 18 ir vyresni, tai 16% žmonių save priskiria LGBT. Ir kuo vyresni žmonės, tuo mažesnis tas procentas, tai nežinau, galima manyti, kad galbūt tiesiog daugiau kalbėjimo, daugiau atvirumo visuomenė leidžia žmonėm tiesiog ir drąsiau patiems jaustis ir tas procentas, 16 gal mažesnis, gal didesnis, gal nebūtina čia taip prie jo prisikabinti, bet vis tiek tai parodo, kad tai yra didelė žmonių grupė ir ji dažniausiai, bent jau mokykloje, tai yra absoliučiai ignoruojama ir tie jauni žmonės, jie paliekami gyventi su tuo patys, su visu sunkumu, negalint su kažkuo apie tai pasikalbėti. Ačiū, Priegliau. Na ir Rūta, galiausiai noriu ir tau adresuoti tą patį klausimą, tikiu, kad dar turi ką pridėti. Taip, iš tiesų turiu, tai ačiū už perdavimą mikrofoną, tai iš tikrųjų taip įvedant truputėlį lietuvišką kontekstą ir iš tiesų Prieglius dabar kalbėjo apie apklausas ir jų netikslumą, ar ne, dažnu atveju amerikietiškam kontekste, tai iš tiesų lietuviškas kontekstas nelabai ko ir skiriasi, jis turbūt yra dar truputėlį neigiamesnis iš esmės šio klausimo, nes mes turime 2018 metais atliktą didžiulį tyrimą, ar ne, kai buvo tirta LGBT jaunuolių realiai būsena mokyklos bendruomenė ir iš esmės visuomenė, ar ne, ir to tyrimo duomenimis mes matome, ar ne, tai, jog net 57% mokinių teigia, jog patyrė patyčias dėl savo seksualinės orientacijos ir negavo jokios paramos, ar ne, tai ką tai mums pasako, kad daugiau nei pusė mokinių, kurie yra priskiriantys save prie LGBT bendruomenės arba netgi galbūt nėra priskiriantys savęs prie šios bendruomenės, tačiau patiria vienokį ar kitokį spaudimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, ar ne, jie visgi patiria patyčias ir ta parama, jinai gaunasi tokia sunkiai pasiekiama, nes to paties tyrimo duomenimis, ar ne, mes matome, jog net 89% apklaustų mokinių teigia, jog niekada savo aplinkoje negirdėjo mokytojų, kurie teigiamai atsiliepia apie LGBT asmenis, ar ne, ir teigiamai ir taip pozityviai kalba LGBT tema. Tai man atrodo, kad kalbant apie tas išskirtinės LGBT mokinių patirtis mūsų mokykloje, mūsų dabarties mokykloje, lietuviškoje mokykloje, tai didžioji problema ir slypi šitose 89%. Ne, kad, kaip ir Prieglius sakė, kad labai svarbu yra tas suaugusių parama, ne, kad, jaunas žmogus, kuris ieško savęs iš esmės, mes turime paauglius ir paauglės, kuriems ir kurioms paauglystėje viskas verčiasi. Ne? Mes atrandam save visapusiškai ir atrandam labai daug savo tapatybės dalių. Mūsų hormonai yra siaučiantis, ar ne? Ir viskas vyksta labai stipriai ir prie to prisideda dar mano seksualinė orientacija ir lyties tapatybė, ar ne? Kas šie klausimai, net pagalvojus, jie kyla absoliučiai kiekvienam jaunam žmogui. Ir nėra net labai svarbu, ar tai yra LGBT žmogus, ar tai nėra LGBT žmogus, tie klausimai jie yra ganėtinai universalūs. Ir jie kyla visiems, ar ne, mes ieškome savęs. Mes ieškome savęs per save, mes ieškome savęs per santykį su kitu žmogumi. Ir šitoje kelionėje, jeigu aš kažkurio metu suprantu, kad, mano seksualinė orientacija arba lytinė tapatybė, ar ne, jinai yra spektre, ar ne, LGBT spektre, tokiu atveju dažnai aš ieškau informacijos, ką pasiekti yra sudėtinga, aš ieškau paramos ir aš ieškau žinojimo, ką man dabar daryti. Ne? Nes pirmiausia, supraskim, kad tai yra toks asmeninis patyrimas. Ne? Aš pats ar pati su savimi ir savyje turiu išbūti tai. Ir kai aš negirdžiu apie tai kalbant, aš nežinau, apie ką tai yra. Ne? Aš gyvenu tokiam nežinios ir paslapties skraiste, natūraliai gaunasi taip, kad, mano kelionė link savęs pažinimo, link savęs priėmimo yra apsunkinama, ar ne, ir sudėtinga. Ir lygiai taip pat mano buvimas bet kokioje bendruomenėje dėl to, jog aš jaučiuosi blogai ir nežinanti, nepriimamas ar nepriimama savo toje artimoje labai bendruomenėje, nes mokykloje vaikas praleidžia labai daug laiko. Mano patirtis tampa labai sudėtinga. Tai turbūt tiek.
Aš gal norėčiau dar trumpai įsiterpti, kad gal nereiškia, kad tie 89% mokytojų pasisakytų kažkaip neigiamai apie LGBT, bet gal tiesiog nėra vietos arba manoma, kad mokykla tai tiesiog reikia dėstyti tą siaurą dalyką. Gal tiesiog, čia turbūt labai platus klausimas ir galima toliau padiskutuoti, gal labiau trūksta tiesiog patiem mokytojams laiko pabūti su mokiniais, juos geriau pažinti, tokio labiau bendruomeniškumo ir taip toliau, kad neatrodytų LGBT tema ar kažkokios kitos tokios labiau asmeninės temos tiesiog už mokyklos ribų, nes tai gali būti labai labai svarbu pačių jaunuolių psichiniai sveikatai ir panašiai. Taip, ir manau, kad dar be to yra ir tam tikras baimė, kad kils kažkoks pasipriešinimas. Mes, kai bendradarbiavimo su mokyklomis, kalbant tiek apie LGBT temas, tiek apie smurtą dėl lyties, apie seksualinį priekabiavimą, visas tas šio spektro tokias temas susijusias su lytimi, su tais klausimais, kurie paskutiniu metu yra itin tokie užaštrinti ir opus, tai mes irgi iš mokytojų girdime, kad tarsi yra tokia baimė susidurti su priešiškumu iš tėvų bendruomenės ar galbūt iš administracijos, iš mokyklos valdybos ir taip toliau. Bet galbūt čia irgi tada norėčiau staptelti ir dar šiek tiek paliesti tą mokytojų klausimą, kaip su tuo dirbti, kaip padrąsinti, paskatinti mokytojus kažkaip aktyviai išreikšti palaikymą arba netylėti bent jau šioje temoje. Palieku atvirą mikrofoną. Aš tai galvoju, gal patiem mokytojams visų pirma labai reikėtų irgi švietimo ir mokymo šitam temom, nes dabar yra toks užburtas ratas. Mokykloje nemoko, universitete nekalbam irgi, dažniausiai Vilniaus universitete pradėjo kalbėti, bet tai vis tik ne studijų programos lygmenį dažniausiai, tai yra toks kaip extracurriculum, ar ne, tas vadinamas popamokinė veikla. Tai kol nepradės į mokytojų rengime neatsiras šitas temos, man atrodo, to labai sunku bus išjudinti mokytojus. O jeigu nėra pačiame mokytojų rengime, tai galėtų būti mokymai mokytojams. Bet aš įsivaizduoju, kad net ir tam yra labai didelis pasipriešinimas šiai dienai. Aš taip pat dar ką prisiminiau, neseniai buvo kaip tik yra padarytas toks puikus tyrimas, magistrinis darbas, apgintas Gretos Pakalkaitės apie vadovėlius. Jie lygino Švedijos ir Lietuvos vadovėlius ir būtent kokius šeimų modelius pristato tie vadovėliai. Tai iš tikrųjų tiek švediškai, tiek lietuviškai vadovėliai kiek kaip savo pagrindą ima branduolinę šeimą iš tėčio, mamos ir vaikų. Ir tik švediškose šiek tiek pasirodo, pavyzdžiui, homoseksualių tėvų šeimos kaip kelis kartus paminimos kaip alternatyvos arba, pavyzdžiui, vienišų mamų, vienišų tėčių dar mažiau negu mamų pasirodo ir panašiai. Tai irgi yra kažkiek susiję ir galbūt ir mokomosios medžiagos atsiradimas galėtų padėti. Aišku, lietuviškose tai pagal tą tyrimą tai ten iš viso nebuvo jokių homoseksualių šeimų, tik vieną kartą, kiek pamenu, paminėta vieniša mama su vaiku, bet tokiam labiau neigiamam kontekste. Tai tiesiog galbūt tas įvairovės atspindėjimas, kad ir tose vadovėliuose irgi galėtų būti pagalba mokytojam, arba jeigu jie patys jaučiasi kažkaip nejaukiai kalbėdami, tai bent jau būtų prieinama medžiaga, su kuria jaunuoliai galėtų susipažinti. Kažkaip dar pagalvojau ir apie tą niuansą, kad dabar kalbam apie tai, kad mokytojai turėtų turėti ir žinių, pasirengimo, kaip kalbėti, tokio supratimo, kaip savo kalboje naudoti kažkokius įtraukius tuos žodžius, kurie neapibrėžtų tik tais dvi lytis. Bet kitas niuansas, ką kažkaip irgi atrodo svarbu suprasti, kad ar patys mokytojai, kurie yra LGBT, gali būti,
tiesiog atviri, ne, ir saugus. Nes man atrodo, čia irgi yra tas niuansas, kad jeigu jau aš pats negaliu būti, nes aš net kažkaip nebejoju, ne, kad mokyklose yra įvairių mokytojų ir jie savo pavyzdžių galėtų rodyti, kaip tiesiog būti, bet kai tu nesijauti saugus, tai negali to daryti. Ir čia turbūt irgi yra toksai, kad vis dėlto turėtų būti ir institucinių lygmenių sudaryta terpė, kad tikrai mes užtikrinam pagarbą, užtikrinam, jog būtų gerbiamos visų žmonių teisės. Ir dabartinė diskusija viešoje erdvėje, arba kaip kalba vėliavų karai Vilniuje, turbūt nesuteikia tokio pasitikėjimo, kad aš galiu saugiai atsiverti ir galiu pasakyti, kas aš esu. Nes aš galvoju, kad žmonės, kurie ateina į jaunimo liniją, neretai stebėsi, kad čia yra nemažai savanorių, kurie atvirai kalba apie savo patirtį kaip LGBT asmens, kalba apie savo partnerius, nepaisant lyties ir neslėpia savo tapatybės. Dažniausiu atveju, bent jau tiek tenka būti su žmonėmis. Ir tas, aišku, kad stebina, nes tiesiog šitoje organizacijoje mes labai stengiamės, kad tai būtų visiškai priimtina ir kad niekas negali ir neturi teisės tavęs kažkaip smerkti, ar tu esi homoseksualus, ar tu esi seksualus, ar esi translytis asmuo. Tai man atrodo, kad ne tik žinių mokytojams reikia ir ne tik tų mokymų, kuriuos galim padaryti, bet ir to, kad tikrai jaustum, jeigu kažkas tave kažkokiais būdais gali smerkti, kad tu rasi saugią erdvę, kur kreiptis. Tiek vaikas, tiek ir mokytojas. Ačiū. Aš šiandien ryte kaip tik permečiau akimis kelis tyrimus, kelias apklausas ir kažkaip irgi pagalvojau, kad galbūt didelė dalis tos problemos ir didelė dalis galbūt ir to, kodėl mokytojai taip vangiai atrodo imasi užstoti, palaikyti, aktyviai kalbėti apie tai. Aišku, apie mokytojų apkrovas ir visą tą spektrą dalykų, kuriuos mes norėtume, kad jie prisimtų kaip atsakomybę savo, irgi tikriausiai galima būtų atskirai kalbėti ir, nežinau, kalbant taip pat su pačia mokytojų bendruomenė, tai atrodo, kad labai dažnai tai išlenda, kad ir smurto artimoje aplinkoje prevencija, ir patyčių prevencija, ir saugia aplinka, kad labai daug tų yra skirtingų temų, kurias mes norėtume mokykloje kažkaip įterpti ir užtikrinti. Bet kalbant apie statistiką, dar trumpai, tai aš peržiūrėjau The Trevor Project darytą apklausą 21 metų, tai yra Amerikoje kasmet daroma apklausa apie LGBT jaunuolių savijautą ir būtent psichologinę emocinę sveikatą. Ir iš tiesų tie skaičiai yra tragiški ir be galo baisus ir man atrodo, kad mes galbūt kažkaip bijome šiek tiek net pažiūrėti tai pačiai problemai į akis ir ją priimti visų jos mastu ir visą apimtimi ir galbūt dar šiek tiek ir to iš nesuvokimo problemos masto ateina tas vangumas iš tiesų kažkaip veikti. Tai tiesiog keletą tos šių metų apklausos skaičių paminint, buvo apklausta 35 000 LGBT jaunuolių visoje Amerikoje ir iš jų praktiškai 95% teigia, kad per karantino laikotarpį, per COVID laikotarpį psichologinė psichinė sveikata suprastėjo, jaučiasi prasčiau, bet tai tikriausiai apskritai jaunuoliams ir žmonėms apskritai būdinga. 42% rimtai svarstė savižudybę per paskutinius metus. Tas procentas yra dar aukštesnis translyčiams ir binarinėje sistemoje nesidentifikuojantiems vaikams ir jaunuoliams. Taip pat statistika, kuri mane visiškai pribloškė, kad 18% jaunuolių vis dar pereina kažkokiu būdu konversijos
terapija, nežinau, tiesąkant, kaip grakščiai lietuviškai pasakyti, bet tą prievartinį bandymą psichologiškai pakeisti seksualinę orientaciją arba lytinę tapatybę. Tai, tie skaičiai, bent jau man tai yra visiškai šokiruojantis, kad tai yra 21 amžius, 21 metai, Jungtinės Amerikos valstijos atrodo tokia irgi viena iš greičiausiai kelią besiskinančių šioje temoje valstybių. Ir ta situacija yra tokia depresyvi, liūdinanti. Nežinau, galbūt dar tos skaičius atliepant, kaip susiklosto tokia situacija, iš kokių komponentų susideda, kad ta emocinė sveikata LGBT jaunuolių iš tiesų atrodo krizėje. Nemanau, kad čia labai dramatiška būtų tą žodį vartoti. Rūta, galbūt tu norėtum. Taip, ačiū. Ja, iš tiesų, kai pradedi galvoti, tai turbūt pirmoji tokia išvada, kuri kyla mano galvoje, tai yra faktas, jog homofobinės, transfobinės patyčios jos yra labai sunkiai atpažįstamos. Ir tai yra tokia problema, kuri sukuria erdvę joms būti. Mes sunkiai jas atpažįstame. Labai dažnai homofobinės, transfobinės patyčios liečia ne konkrečiai kažkokį vieną žmogų, o yra absoliutinama iki grupės žmonių. Susiduriant su homofobiniam, transfobiniam patyčiom, žmonės, kurie, pavyzdžiui, nėra atskleidę savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, jie irgi patiria beprotiškai didelį spaudimą iš aplinkos. Taip pat šios patyčios liečia ne tik pačius LGBT žmonės, bet ir taip pat artimus žmonės, jų draugus, kaimynus, nežinau, mokytojus ar mokinius. Tai žmonės, kurie žino apie kitus žmonės, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali pasakyti, kad nedarykite taip. Lygiai taip pat tos homofobinės, transfobinės patyčios, jos yra tiek plačiai paplitusios ir tiek net pažįstamos, kad ta kova su jomis tampa tokia truputėlį donkichotiška, nes iš esmės ta kova su šiomis patyčiomis turėtų prisidėti nuo to sąmoningumo didinimo, bet čia vėlgi tas užburtas ratas, kaip mes galime didinti sąmoningumą, kaip patys nesame pakankamai sąmoningi, galbūt vienoje ar kitoje temoje, kaip mes vėlgi galime reikalauti iš tų pačių mokytojų kažko, kaip taip labai daug reikalaujam. Ir čia įsisukam į tą patį ratą ir tą pačią spiralę, kurioje sukomės šiaip daugelį temų, ne tik kalbant apie LGBT bendruomenę. Ir iš esmės kitas dalykas, kuris atliepinti, pavyzdžiui, pandeminius skaičius, ir tai, kad pandemijos laikotarpis buvo itin sudėtingas pažeidžiamoms grupėms. Tai yra ne tik LGBT žmonės, bet ir asmenys patiriantys smurtą artimoje aplinkoje, moterys ir panašiai. Tai vėlgi pagalvokime apie tai, jog tai yra žmogus, kuris yra uždarytas namuose su galimai, pavyzdžiui, labai stipriai homofobiškai nusteikusi šeima. Ir aš esu LGBT žmogus, kuris gyvena namuose, kur girdi tik tai labai daug neapykantos kalbos šio klausimu. Tai natūralu, kad jaunam žmogui, ypatingai jaunam žmogui, kuris, kaip ir minėjau, yra tose masinėse savęs paieškose, tai gali ypatingai būti sudėtinga ir labai jautru, nes visgi šeima, namai, kuriuose aš gyvenu, natūraliai asocijuojasi su ta saugia erdvė, su ta kažkokia pamatinė erdvė, kurioje aš turiu augti ir vystytis kaip sveikas, kaip pilnavertis, visavertis žmogus. Tačiau taip nėra. Ir čia tada prie vienos dramos, prie mano savęs pažinimo, prie mano savęs saviraiškos ir savianalizės kelio prisideda dar viena drama kabutėse, kad visgi mano aplinka yra tokia, kurioje aš nesijaučiu saugiai. Aš nesijaučiu gerai būti, aš negaliu būti savimi, aš negaliu kalbėtis apie tai, kas man svarbu. Kalbantis apie įvairios ir edukacijos namai, dirba su mokyklos bendruomenėmis, mes dirbam ir su mokiniais, ir su mokytojais, su tėvais, tai iš tiesų per įvairius susitikimus, užsiėmimus ir mokymus dažnai susiduriam su tokiais pasidalijimais, iš mokinių pusės ypatingai, kai yra kalbama, kad ačiū Jums, kad aš pirmą kartą išgirdau apie tai, kad apie LGBT iš viso kažkas kalba. Ačiū, kad pirmą kartą pasijutau normalus arba normali. Siaubingai skamba iš tikrųjų, nes iš viso, ką reiškia žodis normalus. Bet mes gyvenam tokia realybė. Tai iš esmės tas įtraukumas, tas tokios saugios bendruomenės kūrimas, jis yra iš tiesų labai privalomas. Ir taip kaip ir Alvyda minėjo, tai yra ne tik tai mokiniai, bet ir mokytojai, visa bendruomenė. Ir turbūt tas toksai
teigiamiausias, toks geidžiamiausias kelias, kuriuo turėtų būti einama, tai tas tikslas, kurti tą vertybę mokykloje, kurti tą vertybę, kad mes visi ir visos jaučiamės saugiai. Mes galime būti. Nes jeigu aš negaliu būti namie, galbūt aš galiu būti mokykloje. Nes iš tiesų yra jaunų žmonių, kuriems mokykla tampa ta saugia zona. Tačiau jeigu, tai įsivaizduokime, aš esu jaunas žmogus, namuose nesijaučiu gerai, ateinu į mokyklą, ten nesijaučiu gerai, tai kur aš jausiuosi gerai? Aš niekur nesijaučiu saugiai. Tada ateina tie procentai su savižudybės mintimis, bandymais nusižudyti ir visų kuo. Tai tiek iš manęs. Aš gal norėčiau papildyti dar šiek tiek, tiesiog pratęsti, galima sakyti, tą pačią temą. Tai dar mano galva čia toks svarbus aspektas yra tai, kad kai viešumoje yra kalbama apie patyčias, tai dažniausiai ir yra kažkaip suvokiama, kad problema LGBT žmonių tai yra ta tokia tiesioginės tos patyčios, kad kažkas užgauna, kažkas pasako tiesiai, bet kažkaip dažnai nepamatomas tas visas debesis, visas fonas, kuris yra aplinkui. Tai yra neigiamos nuostatos, net nebūtina, kad žmogui kažkas tiesiai kažką pasakytų. Užtenka perskaityti straipsnių, užtenka perskaityti šeimos maršininkų tų komentarus, ar ne, ir jau yra sunku. Ir turbūt dar vienas toks svarbus aspektas, kad tai, kas vyrauja visuomenėje, tai mes tą dažniausiai automatu taip internalizuojame, ar ne, bet pasiemame savo. Tai reiškia, jeigu visuomenėje yra kažkokia grupė nekenčiama, tai mes dažniausiai tą kažkaip, net jeigu ir mes tikim, kad yra ne taip, vis tiek kažkur giliai įsės tai, ar ne? Tai dauguma LGBT žmonių turi praktiškai visi, turbūt, aš nežinau, ar galima rasti žmogų, kuris neturėtų problemų su savęs priėmimu. Nes kai nuolat girdi nepriimančias žinutes iš aplinkos, tai vis tiek kažkur pasilieka, ar ne? Tai dabar pagalvokime gerai, mes jeigu kalbame apie orientaciją, tai mes vis tiek kalbam paprastai apie paauglystę, bet tuo metu, ar ne, atsiranda. Dabar dar pagalvokime apie translyčių žmonės, kurių dalis suvokia save kaip, kitos lyties, kitokios lyties negu jų biologinė, labai anksti, ar ne, ten 5-4 metų vaikas gali suvokti ir sakyti, tarkim, biologinė mergaitė sako, ne, aš esu berniukas. Ir tas jau iš aplinkos jau tokio amžiaus vaikas, jis gauna labai daug nepriėmimo ir tas nepriėmimas atsisuka į tokį savęs nepriėmimą. Tam, kad žmogus būtų kiek įmanoma daugiau apsaugotas nuo suicidiškumo, jisai turi turėti stiprų savęs priėmimą. Tai yra viena iš tokių labai svarbių sąlygų. Jeigu tu save priėmė, jeigu tu savim rūpinėsi, tai jau yra labai didelė apsauga nuo to. Tai LGBT žmonės šitos apsaugos dažniausiai neturi ir net tie, kurie su savim dirba, vis tiek, tik tai kopia į viršų kažkur, ne? Bet nėra tam tokiam savęs priėmimo tvirtame būvyje. Mhm. Alvyda Prieglau, ar norėtųsi dar kažką pridėti, atsakyti? Mano tada gal būtų noras jau po truputį tada kabinti tą ir formalaus lytiškumo ugdymo temą. Tai pirma, Rūta, gal tavęs dar noriu trumpai paklausti, koks yra tas oficialus, formalus šiuo metu esantis kokia yra ta formali programa, ar joje yra įtraukta LGBT, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, savęs priėmimo temos, ar ne? Koks yra tas formalus reikalavimas mokytojams, koks lytiškumo ugdymas turėtų būti užtikrintas mokykloje? Tai kalbant apie dabartinę programą, tai yra sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa, joje yra įtraukta eilutė 7 klasėje, kad moksleiviai yra supažindinami su skirtingos seksualinės, aš necituoju tiesiogiai, neturiu prieš akis teksto, bet iš žinojimo, ar ne, kad tai su skirtingomis seksualinėmis orientacijomis, tai su heteroseksualumu, homoseksualumu ir biseksualumu. Ir realiai ties čia pasibaigia. Tai yra realiai viena eilutė 7 klasėje. Yra gerai, kad ji yra, tai jau yra gerai, ar ne, bet ar to užtenka? Čia kitas klausimas.
čia ir gali būti kitas klausimas, ir aš tada atveriu dar kartą, koks turėtų būti tas lytiškumo ugdymas, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, kad ta patirtis LGBT vaikų ir jaunuolių lengvėtų, kad jie jaustųsi palaikomi ir kad gautų tą paramą, kurios jiems reikia. Tai vat, kokie elementai, niuansai būtų svarbus tame lytiškumo ugdyme mokykloje ir namuose. Grita, galbūt jums pirma. Tai man atrodo toks svarbiausias niuansas, kad tai turėtų būti atspindintis realybę, toks, ar ne, vaizdas. Nes dabar tos nuostatos, kai yra diskutuojama visuomenėje, ar reikia kalbėti, tai man tas klausimas atrodo toks visiškai keistas. Nes jau vien tas klausimas kažkaip atrodo, kad tada toks neigiantis realybė yra, ne? Yra dalis žmonių visuomenė LGBT. Tai čia nekalbėti apie tai tas pats, kas nekalbėti apie tai, kad Žemė yra apvali. Jeigu mes norim tikėti, kad Žemė yra plokščia, mes galim tada susiaurinti mokyklos programą ir kalbėti apie tai. Ne? Tai man atrodo, kad tai visiškai, sakau, toks keistas ir iškrentantis dalykas, kad jau atrodo dabar daugmaž sutariama visuomeniai, kad, aišku, irgi turbūt visaip yra, kad jau nebesakyti vaikam, kad gandras juos atneša, ne? Kas irgi toks realybės. Kitas dalykas, man atrodo, kad jeigu mes sakom, kad čia kažkaip nereikia kalbėti, tai mes menkinam ir pačius vaikus labai stipriai, nes mes, reiškia, pasakom, kad jūs esat kažkokie nepakankamai supratingi, nepakankamai kažkokie tai, kad mes galėtume pasakoti apie pasaulį tokį, koks yra. Mes pasakom apie iš tikrųjų blogus dalykus vaikam kartais, ar ne? Pavyzdžiui, kiek mokykloje yra per istorijos pamokas skiriama karam dėmesio, kur mano galva ten galima būtų galbūt kalbėti kitaip. Nesakau, kad nekalbėti, bet kalbėti kitaip mes kalbame apie tai, kokius ten mūšius laimėjom ir kaip mes to didžiuojamės, o ne apie tai, kiek žmonių žuvo ir kokias traumas tai padarė visuomeniai. Tai tas realistiškumas būtų, mano galva, pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, aišku, kad, bet čia jau turėtų specialistai atsisėsti ir susitarti, kokio amžiaus vaikams kaip informacija ir kiek tos informacijos pateikti, kad tiesiog būtų pagal amžių, kaip ir matematikos, ar ne, mes tenai nemokom integralų pirmoji klasiai. Tai taip, kad vaikui padėti lengviau suprasti galbūt dalykus. Bet realistiškumas ir tas pozityvus kalbėjimas apie įvairovę, kad ji tiesiog yra tokia ir kad kiekvienas yra svarbus. Priegliau, įdomu būtų išgirsti tavo pastebėjimus, nuomonę, ko toje mokykloje trūksta ir kuo galėtume padėti. Aš tai sakyčiau, kad galbūt dabar yra daug tokių vienapusiškų modelių diegiama, tiek apie šeimą, tiek gal, pavyzdžiui, apie lyčių roles. Tai, man atrodo, labai svarbu ir, čia gal ypač ankstesnėse klasėse rodyti kuo daugiau įvairių tiesiog įvairesnių modelių, tiek šeimos, tiek, pavyzdžiui, tų lyčių ir tiesiog pabrėžti tą įvairovę, nes tai, čia mes irgi vis kalbam apie LGBT, vis tiek kažkur nueinam toliau, nes viskas tiesiog yra susiję, kad ir tos pačios patyčios labai dažnai susiję su kažkokios dažnai būna seksistinės arba ir tai susiję irgi su lytinė tapatybė, kad kažkoks berniukai nėra per daug vyriški, per mažai vyriški arba mergaitės per daug vyriškos arba panašiai. Tai irgi visą tai sureda į tokį foną, kad yra tik vienas būdas būti vyru, moterim ir panašiai. Ir tiesiog, man atrodo, svarbu labai išplėsti tą tiesiog tą modelių įvairovę, kuri atsiduria vadovėliuose ir pamokose. Tai aš čia kaupiu tokį rekomendacijų sąrašą šalia, tai pedagogų, mokytojų ugdymas, jų edukacija, realybę atspindintis ugdymas,
amžiui pritaikytas, skirtingams laikotarpiams pritaikytas ir tada atliepiantis tikriausiai lyties klausimus bendrai, ne tik tai seksualinės orientacijos, bet ir šiaip bendrai to, kaip mes suvokiame lytį, socialinę lytį kaip tokią. Alvyda, Rūta, ar dar kažką mes į tą rekomendacijų sąrašą turėtume pridėti? Manau, kad tikiu, kad nemažai ir yra skiriama dėmesio, bet jo nebus per daug. Tai yra būtent empatiškumo ugdymui ir skatinimui, mokymui apie tai, kaip mes kuriam santykius, kaip jie vystosi. Nes tikrai santykis su kitu, santykis su savim ir kaip ta pagarba mūsų santykiuose turėtų būti išreikšta. Tai čia taip, labai teisingai sakėte, daug kas susiję, daug kas persipina ir man būtent atrodo, kad mes negalim tiesiog ištraukti LGBT temos, tai turi būti visuma, nes kažkaip atrodo, kad kalbam apie tai, kad LGBT žmonės turi atsiskleisti. Kažkaip tais labai norėčiau, kad vis dėlto būtų tas etapas, kai nebeliks šito atsiskleidimo momento. Tai yra, kai tau tiesiog nebereikės savęs teitinti, koks tu esi, ką tu myli, kas tave traukia, kad tai bus taip įprasta, taip natūralu ir visiškai suprantama, kaip ir heteroseksualiems asmenims. Ko jums nereikia ateiti pas mamą ir pasakyti, kad aš myliu berniuką ir norėsiu susituokti su juo. Tai man atrodo, kad būtent tas empatiškumo ugdymas daug prisideda prie to, kad mes tada sugebam vienas kitą gerbti ir priimti ir galų gale priimti save taip pat. Aš tai norėčiau truputėlį reziumuoti, ką čia išgirdom dabar, tai pirmiausia, iš esmės labai įdomu buvo tai, jog klausantis kolegų, aš iš esmės išgirdau visas tas kertinės, pamatinės lytiškumo ugdymo paradigmas, kad yra amžiai pritaikyta, mokslu grįsta, visumiška, ir taip ir yra, taip turėtų būti, ir iš tiesų tai, ką Alvydas sako, kad visgi tobulo atveju, netobulo siektino atveju, nes tai nėra tobulos o siektinas atveju. Siektino atveju LGBT temos lytiškumo ugdyme neturėtų būti kažkokios atskiros, nes mes kalbam tiesiog apie visą bendruomenę, visą visuomenę, neišskiriant kažko, neišskiriant vienų ar kitų žmonių grupių. Tačiau, kaip pagalvoju apie tai, kad tai yra siekiamybė šiai dienai, bet nerealybė, ir atliepianti tai, ką Greta sakė, kad mes turime būti čia, tame pačiame puslapyje, kuriame yra mūsų visuomenė, kuriame auga tie mūsų jauni žmonės. Tai visgi dabartinėme kontekste turbūt geriausias dalykas, ką mes galime duoti LGBT bendruomenė ir visuomenė iš esmės, nes visuomenė, kuri išskiria vieną ar kitą žmonių grupę, negali būti taip sveika pati kaip visuomenė. Tai tam, kad mūsų visuomenė būtų sveika, manyčiau, kad pradėti nuo to, kad reikia kalbėti. Pradėti kalbėti apie tai, kad yra visokių žmonių, kad normalumas, laužyti šitą konstruktą, normali lyties raiška, normali orientacija ar tapatybė, išmesti šitą žodį iš savo žodyno, nes kas yra normalu, čia jau trečią kartą užduodu šitą klausimą. Ir kalbėti apie tai, kad ta įvairovė, nenulėmė žmogus vertės, kad mano seksualinė orientacija, mano lytinė tapatybė, mano lyties raiška, bet kas, mano branda, ir jos greitis, mano plaukų spalva, ar bet kas, tai nenulėmė mano kaip žmogaus vertės. Ir tas toksai savivertės ugdymas, pirmiausia, kad kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo jo vienokių ar kitų asmenybės būdo ar seksualumo bruožo, jis yra vertingas ir ji yra vertinga, ir svarbus, svarbi, ir tai neapibrėžia manęs kaip žmogaus, kad tai nepadaro manęs kažkokiu ar kažkokia išskirta ar išskirta. Tai tas įtraukimas šitų temų, jis yra labai svarbus, bet pirmiausia, jas iš viso reikia padėti ant stalo, nes jų nėra ant stalo šiai dienai.
Tai padėti šitas temas ant stalo, kalbėtis apie savokas elementariai, nes Lietuvoje mes, pavyzdžiui, iki šiol gėjus ir lesbietė mūsų kalboje yra laikoma keiksmažodžiais, ne? Nors realiai tai yra absoliučiai priimtini etiški žodžiai vardinti seksualinę orientaciją, bet tai pas mus yra laikoma kaip įžeidimas. Ne? Tai laužyti šituos mitus, kurie yra susiformavę, kalbėtis tikrais vardais, kalbėtis tikrom savokom, ir būti su tuo. Nepatogiai, nejaukiai galbūt, su juoku, su kažko, bet išbūti. Ir suaugusiems žmonėms išbūti, ir leisti jauniems žmonėms, leisti vaikams išbūti su tuo. O kalbant apie tai, kada apie tai reikėtų pradėti, tai tarptautinis konsensusas jau yra. Ne? Mes turime Pasaulio sveikatos organizacijos ir UNESCO visuminio lytiškumo ugdymo techninės gairės, kuriuose yra labai aiškiai pagal amžių nurodyta, kada apie ką mes kalbamės. Ir iš esmės lytinės tapatybės temos jau ateina ties 5-8 metais, ne, kai mes iš esmės pradedame kalbėtis apie lytiškumą su vaikais, jau tai visiškai tiesiogiai. Tai žinoma, mes 5-mečių vaikui nepradedame, neduodame savokų sąrašo, ne, bet mes pradedame, pavyzdžiui, kvestionuoti lyčių vaidmenis. Kalbėtis apie tai, ką reiškia būti mergaitė, ką reiškia būti berniukas. Panaikiname rožinės mėlynas zonas iš darželio. Tokie maži žingsniai, kurie tiesiog leidžia vaikams būti vaikais, nesuponuojant tai, kad vienas ar kitas tavo kaip žmogaus bruožas nulėmė, tarkim, tavo nežinau, talentus, hobius ar domėjimosi sritis. Tai tokiais mažais žingsniukais. Tai va. Ačiū, Rūta. Kažkaip, man atrodo, labai natūraliai perėjome į tokį toną, kur įsivardiname, kad tarsi tų LGBT temų atliepimas, LGBT vaikų poreikių užtikrinimas mokykloje iš esmės atrodo ir yra tokia bendresnė vertybė visiems, visai mokyklos bendruomeniai ir visiems vaikams bendrai, ar jie būtų homoseksualūs, ar jie būtų translyčiai, ar jie būtų heteroseksualūs ir va tie dalykai, apie kuriuos mes kalbamės, kad tai yra kažkokių emocinių įgūdžių vystymas, empatijos ugdymas, savo seksualumo supratimas, pažinimas, lytinės tapatybės, tų socialinių normų, kažkoks tyrinėjimas, persvarstymas, kritiškas žvilgsnis, tai atrodo kaip tokios universalios vertybės, universaliai naudingi įgūdžiai ir temos visiems vaikams ir tėvams ir mokytojams ir galiausiai pačių mokytojų bendruomeniai jų viduje. Ir tą klausimą irgi trumpai palėdam šiandien, kad ir ta mokytojų bendruomenė tikriausiai nėra monolitiška ir taip pat yra savo viduje įvairia. Mūsų pokalbio laikas eina į pabaigą. Bet kadangi turime čia 4 specialistus ir tikiu, kad apėmus visus 4, mus 5 iš viso, turim visokių įvairių šaltinių ir resursų ir kontaktų savo mintise, kuriais galbūt pokalbio pabaigai galėtume pasidalinti. Jeigu mūsų klausosi arba žiūri vaikai, tėvai, mokytojai, kurie nori žinoti daugiau arba kuriems reikalinga pagalba, galbūt galėtume tokį irgi apsukti ratą, kokių resursų ir šaltinių turime po ranka, kurie galėtų kreiptis arba pasiskaityti arba pasižiūrėti. Tai Alvyda, galbūt pradėkime nuo jūsų. Taip, tai aišku, pirmiausia, tikrai labai kviečiu jaunuolius skambinti jaunimo liniją, rašyti jaunimo liniją, chatinti su mūsų savanoriais, nes mes labai daug skiriam dėmesio nuostatų LGBT klausimais, gvildenimu su savanoriais ir investuojam tai, kad jie žinotų ne tik savokas, bet tikrai suprastų tie patys ne LGBT asmenys, nesuprastų, kaip būti, kas yra svarbu, apie ką atliepti, ką kalbėtis. Tai tikrai skatinu kreiptis ir dalintis savo jausmais, neužsidaryti ir nelikti vieniems, net jeigu atrodo, kad aplinkoje galbūt nėra tos palaikančios bendruomenės, svarbu žinoti, kad jinai yra tik tais, gali būti, kad reikės daugiau įdirbo įdėti, kad ją surasti. Kitas dalykas, aišku,
tas labai svarbu toks informacinis šaltinis, na ir aišku, internetas yra platus ir net nebejoju, kad jaunuoliai galėtų netgi mane nustebinti, kokių šaltinių jie atranda ir ką jie sužino iš interneto platybų, bet tikrai labai skatinu naudotis Išgirsti platformą. Ir ten yra surinkta medžiaga, kurioje taip stengtasi irgi atrinkti tuos sveikuosius šaltinius, kad ta informacija būtų teisinga, kad nebūtų iškreipyta kažkaip tais ir kad padėtų kažkaip tiek tais savo, jeigu aš esu LGBT asmuo, tiek galbūt mano artimiesiems ar specialistams, kurie irgi norėtų kažką sužinoti. Čia va tokie mano patarimai, kur žiūrėti. Ačiū, Arvyda. Gryta? Tai aš gal tik tai pridėsiu prie to, ką Alvyda sakė, Išgirsti LT, kad ten galima rasti ir informaciją apie grupę tėvams. Nes, man atrodo, tėvai yra dar ta grupė, kuri gana sunkiai randa savo pagalbą ir net nebūtinai sunkiai randa, bet kartais labai nedrįsta kreiptis. Tai tikrai norėčiau paskatinti, jeigu kažkas ar turite nukreipti, ar patys norite kreiptis, tikrai drąsiai. Ta grupelė renkasi kartą per mėnesį, šiuo metu virtualiai, vėliau bus gyvi susitikimai vėl. Tikrai turime tokią jaukę, šiltą aplinką, kur tėvai gali dalintis savo išgyvenimais ir gauti informacijos, kurios jiems kartais pritrūksta. Ačiū, Gryta. Prieglių? Tai aš tada gal pasidalinsiu šiek tiek kitokį kvietimą. Tai tie, kurie nori aktyviai kovoti už žmogaus teisės ir arba, pavyzdžiui, ieško bendruomenės, tai tikrai kviečiu savanoriauti universiteto LGBT+ grupėje. Nesvarbu, kad galbūt esate kitos aukštosios mokyklos studentai arba dar moksleiviai, tai savanoriauti kviečiami tikrai visi ir visos. Ir tai yra, kaip ir sakau, tiek nuostabi bendruomenė, tiek kartu ir būdas mums visiems kartu savo kažkaip veiksmus kryptingai nukreipti, kad gerintume savo šalį. Ačiū. Ir Rūta? Taip, tai aš irgi dar pridėsiu prie visų nuostabių šaltinių, ar ne, porą dalykų, kuriuos visai verta žinoti. Tai pirmas dalykas tai yra platforma Nepatogus kino klasė, ar ne, pedagogams nemokama prieiga prie nuostabių dokumentinių filmų su metodinė medžiaga, kalbėti su skirtingo amžiaus vaikais įvairiausiam temom. LGBT tema ten lygiai taip pat, lytiškumo ugdymo tema ten lygiai taip pat yra paliestos. Ir filmai ir metodinė medžiaga yra tikrai nuostabus, tai čia reklama, reklaminis intarpas, ar ne. Ir dar viena reklama, tai yra visai nesenai išėjo toksai gidas, kuris vienas kaip užkirsti kelią įvairių formų smurtui prieš LGBT+ vaikus. Jį galite rasti įvairios edukacijos namų skiltyje metodinė medžiaga pedagogams, ar ne, ir jis yra skirtas žmonėms, kurie grinai dirba švietimo ir sveikatos apsaugos, paramos šeimoms ir nesektoriuose ir visgi domisi ir yra suinteresuoti šitą temą, nes tikrai tas leidinys yra visai kokybiškas ir daug tenai visko yra paminėto. O šiaip turbūt toksai pagrindinis palinkėjimas, ar ne, kad domėtis, iš esmės, visapusiškai, skaityti, ieškotis tos informacijos ne tik lietuviškose šaltiniuose, nes mūsų ypatingai šios dienos žiniasklaida, ta pati labai, mes turime tokią ganėtinai tendencingai šiuo metu tokią labai emociškai užkrautą informaciją. Jinai gera ar bloga, čia nesvarstytinas klausimas, bet nėra emociškai užkrauta. Tai ieškotis ramesnio tono ir domėtis. Nes, man atrodo, tik domėdamiesi ir domėdamasis ir plėsdamos savo tą suvokimą ir savo tą buvimą galime daryti įtaką ir padėti būti ir kitiems žmonėms. Tai va, domėtis. Ačiū, Rūta. Dar pridėsiu, buvau tikra, kad tu paminėsi, bet įvairovės ir edukacijos namų Instagramo paskyra lytiškumo _namai dalinasi irgi puikia pozityvia informacija, atsakymais į klausimus, kurie tikiu kyla tiek tėvams, kaip į juos atsakyti vaikams, tiek vaikams, kaip jiems patiems atsakyti tos klausimus.
O ir šiaip bendrai tarp visų vėliavų karų malonu savo sraute matyti kažką tokio teigiamo ir jautriai parašyto. Tai va, labai dėkoju visiems 4 pašnekovams, ačiū Jums, kad skiriate laiko, ačiū Jums, kad pasidalinote savo mintimis ir patirtimis. Man kažkaip irgi taip besiklausant viso mūsų pokalbio labai, tokia ėjo gija per tą pokalbį, kad, vadant tokios tylos ir išgirsti, ir kalbėti, netylėti, kad labai daug iš tiesų vis sukosi tokių, jeigu netiesiogiai mūsų minčių, tai bent įvaizdžių, kuriais mes kalbame apie šitą temą, apie tai, kad norisi nutraukti tą tylą ir iš tiesų naudoti savo balsą šitai temai po truputį atverti. Tai labai Jums dėkoju ir ačiū taip pat šiandieną mūsų klausiusiems ir klausiusiems Facebook'e. Ši diskusija, kaip ir visos mūsų diskusijos, išlieka Facebook'o sienoje ir bus prieinama bet kuriuo metu, jeigu norėtumėte sugrįžti arba pasidalinti ją su savo pažįstamis, kuriems galbūt taip pat aktualu, apie ką mes šiandieną šnekėjome. Tai ačiū labai visiems ir linkiu gražios, jau neišvengiamai karštos, bet, žodžiu, kuo gaivesnės dienos. Viso.